Parodysiu, kaip suteikti įgaliojimus registrų centre. Atsidarius registrų centro puslapį, spauskite klientų savitarną ir prisijungti prie registrų centro savitarnos sistemos. Pasirinkite jums norimą prisijungimo būdą. Aš prisijungsiu su USB laikmena. Prisijungus prie sistemos, registrų centras jums parodys įmonių sąrašą. Pasirinkite savo norimą įmonę. Prisijungus su norima įmonė prie registrų centro, spauskite juridinių asmenų registras ir kairėje raskite skiltį įgaliojimai ir spauskite naujas įgaliojimas. Prie skilties įgaliotinis spauskite pasirinkti asmenį ir suveskite jo asmens kodą, vardą, pavardę ir spauskite ieškoti. Suradus jums norimą asmenį, paspauskite ant jo duomenų. Taipogi, įveskite jo telefono numerį ir elektroninį paštą. Prie skilties įgaliojimas varnele pažymėkite dėl finansinių ataskaitų rinkinių teikimo. Slinkite slangu žemyn ir nurodykite jums norimus įgaliojimo terminus. Tačiau rekomenduojama juos padaryti kuo galima ilgesnius, kad nereikėtų šio proceso kartoti dažniau. Tai padarius, spauskite tęsti. Naujame lange jums reikės pasirašyti šį įgaliojimą. Tai galite padaryti jums norimų būdu. Šiuo metu aš tai padarysiu stacionariu parašu. Spauskite pasirašyti, tęsti ir galiausiai suteikti įgaliojimą. Taip jūs suteiksite įgaliojimą registrų centre.